Sveiki. Šiandien tema apie vieną iš baimių, kuri nėra tokia reta ir būtent apie gimdymo baimę. Konsultacijų metu dažnai girdžiu moteris sakant, kad bijau gimdyti. Na ir tikiuosi šitas pranešimas, šita informacija padės geriau suprasti šitos problemos priežastis, pasekmes, galbūt jie paskatins ieškoti pagalbos galimybių. Taigi šiandien dėmesys būtent šitai baimiai, tai yra gimdymo baimiai. Na, žmonės turi įvairių baimių. Jeigu kalbėtume apie su medicina susijusias baimes, tai gali būti kraujo baimė, dūrių, adatų baimė, dantų gydymo baimė. Na, neretas bijo skristi, taip pat yra įvairių gyvūnų baimės, dažniausiai roplių. Ar jos visada racionalios, ar jos realiai kelia grėsmę gyvybei? Na, turbūt, kad ne. Didžiąja dalim atveju tai nėra kažkokios grėsmės realios sveikatai ir gyvybei, tačiau žmogus vis tiek bijo, nuo to jo baimė nemažesnė. Taigi, na, viena iš tų baimių yra ir gimdymo baimė. Ar dažnai pasitaiko? Taip, dažnai. Apie 80% nėščiųjų jaučia, kad ir nedidelį nerimą ar baimę dėl artėjančio gimdymo. Na, tokofobija tai jau nėra lengvo laipsnio sutrikimas, tai jau yra patologinė nėštumo ir gimdymo baimė. Na ir kaip kiekvienai fobijai, taip pat ir tokofobijai būdingas vengimo elgesys, tai yra moteris visais būdais stengiasi išvengti gimdymo, dažniausiai eina kalba apie natūralų gimdymą, todėl dažnu atveju nori pasirinkti gimdymą per cezario pjūvį. Įvairūs tyrimai yra atlikti nagrinėjantis stiprios gimdymo baimės paplitimą. Na ir keletos tyrimų metaanalizė, toks kaip apibendrinimas, maždaug teigia, kad apie 14% nėščiųjų turi jau išreikštą stiprią gimdymo baimę. Taipogi, na, šie rodikliai, šie skaičiai skiriasi tarp atskirų šalių, tarp atskirų regionų. Tai galbūt priklauso nuo socialinės, kultūrinės sanklodos šalyje, taip pat nuo akušerinės pagalbos teikimo, organizavimo ir kultūros. Na ir anot tyrimo, tai Skandinavijos šalyse šitas procentas siekia apie 12%, likusios Europos šalyse apie 8%, Australijoje apie 23%. Galimai tai nėra ištirta visa populiacija, visos šalis, tačiau, na, anot tyrimo yra tokie rezultatai. Bet kokiu atveju tai rodo, kad problema nėra pavieniai atvejai, tai yra gana paplitęs dalykas. Kodėl apskritai svarbu apie tai kalbėti ir, na, į tai atkreipti dėmesį? Turbūt daugelis atsimena nesenus įvykius sukrėtusius visuomenėje apie skaudžias nelaimės dėl pogimdyminės depresijos. Ir šios nelaimės atkreipia tiek politikų, tiek sveikatos priežiūros specialistų, tiek ir visuomenės dėmesį į pogimdyminės depresijos problemą. Na, nerimo sutrikimam nėštumo metu, gimdymo baimiai nėštumo metu kol kas nėra tiek dėmesio, nors sutrikimas diagnozuojamas netgi 3 kartus dažniau nei pogimdyminė depresija. Bendrai paėmus vizitų pas specialistą metu, nėščioji dažnai kalba apie savo fizinės problemas, paprastai nemažai laiko užima medicininių dokumentų užpildymas, tyrimo atlikimas, ultragarsinis tyrimas, na ir pokalbio apie tai, kaip tu jautiesi, ką dabar išgyveni, dažniausiai neįvyksta, tiesiog nelieka tam laiko ir turbūt nėra įprasta apie tai kalbėti. Todėl darau tokią išvadą, kad nėščiųjų psichoemociniai sveikatai nėra skiriama pakankamai dėmesio ir todėl šios problemos yra slepiamos, nenagrinėjamos ir galbūt tai duoda pasekmes ateityje. Nerimas patirtas nėštumo metu vėliau dažnai transformuojasi pogimdyminę depresiją.
Na ir dar vienas dalykas, tai yra ta vadinama somatizacija, kuomet psichoemociniai sutrikimai transformuojasi į fizinius simptomus ir gali pasireikšti kaip nemiga, kaip galvos ar skrandžio skausmas. Ir na, tokiais atvejais bandoma ieškoti organinio sutrikimo priežasties, tačiau dažniausiai jos rasti nepavyksta. Kokios emocijos nėštumo metu gali būti vyraujančios ar apskritai patiriamos, tai čia tinka visas šitas ratas. Na, visuomenėje turbūt dažniausiai vyrauja trys emocijos. Tai yra gerai, blogai, normaliai. Tačiau, na, dėja, nesame išmokę ir įpratę atkreipti dėmesį į savo jausmus ir emocijas, dažnai jos ignoruojame, slepiame ir po to turime problemų dėl to. Taigi nėštumo metu lygiai tas pats ir ne visom nėščiosiom vyraus šitos, vadinkim, gerosios emocijos, tai yra su laime susijusios emocijos. Bet taip pat labai dažnai moteris gali jaustis niekam tikusi, sielvartaujanti, palikta, kenčianti, nepilnavertė ir panašiai. Ir vėlgi tos emocijos yra visiškai normalios, todėl kad jos susijusios su pasikeitusiu gyvenimo būdu, gyvenimo ritmu, su artėjančiais nesuprantamais ir nežinomais įvykiais, su neužtikrintumo jausmu. Taigi visos šios emocijos yra natūralios, tiesiog jas derėtų atpažinti, priimti ir suprasti, kodėl jos kyla. Tačiau, na, jeigu kreipiamas didelis dėmesys į įvairias įvairius žiniasklaidos pranešimus, socialinių tinklų informaciją, tai gali sudaryti toks įspūdis, kad nėštumas tai yra absoliutaus džiaugsmo ir gerovės būsena. Tuomet, na, matant tokią aplinką ir jaučiant visiškai priešingus jausmus viduje, atsiranda toks realybės ir stereotipų išsiskyrimas. Ir dažniausiai tuo metu žmogus negalvoja, kad visi aplinkui išprotėjo, galvoja, kad su manim kažkas negerai, aš esu nenormalus, kodėl aš taip jaučiuosi, nors turėčiau jaustis visiškai kitaip, visiškai kitame lygyje būti. Ir tada atsiranda savivertės problemos, dėl kurių dažnai jaučiamas nepasitikėjimas ir baimė, kad aš nesugebėsiu pagimdyti. Todėl renkamasis kitas kelias, tai yra Cezario pjūvis, kuomet kažkas už mane viską padarys ir man reikės mažai prisidėti. Taip pat uždarumas, tas kontrastas, kada jeigu jaučiuosi keistas, netoks kaip visi, tai esu linkęs tai slėpti ir dėl to moteris gali vengti apie tai kalbėti tiek su partneriu, tiek su sveikatos priežiūros specialistais. Na, apie tai, kad psichoemocinė įtampa transformuojasi į fizinius simptomus, jau minėjau. Tai vėlgi, na, nemiga, naktiniai košmarai, galvos skausmai gali būti būtent dėl šios priežasties. Gimdymo baimės sąsajos, su kuo tai susiję? Tai tyrėjai, tyrinėjantys šią problemą, pastebi, kad labai dažnai priešistorė yra kažkur anksčiau ir dažnai moteris, kurios patiria smurtą artimoje aplinkoje, lytinę prievartą, jeigu jų nėštumas yra nepageidaujamas, tuomet, na, jos turi didesnę riziką gimdymo baimę. Taip pat gimdymo baimė yra susijusi su tam tikromis problemomis nėštumo metu. Gali būti didesnė persileidimo tikimybė, taip pat didesnė mažakraujystės rizika. Nagrinėjant tų moterų ankstesnės patirtis, aiškėja, kad gana dažnai anamnezėje būna buvęs nėštumo nutraukimas. Galbūt tai vyksta dėl tos didelės baimės gimdyti ir pirmas ar antras nėštumas nutraukiamas. Kita grupė moterų yra, kurios sunkiai atkeliauja iki nėštumo, kuriom reikia įdėti daug pastangų, tai yra, kurios patiria pagalbinio apvaisinimo procedūras, arba jeigu medicininės problemos iškyla jau pastojus, tai yra
įtariama vaisiaus displazija ir tenka atlikti invazinės perinatalinės diagnostikos procedūras. Kas įtakoja tokofobijos paplitimą? Čia tokie 3 linijos, 3 kolonos, ant kurių paprastai statomas visas namas. Tai pirma kolona tai yra akušerijos paslaugų kultūra. Turbūt daugelis savo aplinkoje esate girdėjusios apie neigiamas gimdymo patirtis, apie tai, kokiu replikų teko išgirsti, ką išklausyti, ką patirti. Ir tai formuoja nuomonę apie bendrai akušerinės paslaugas. Todėl kartais gali susidaryti įspūdis, kad iš vis čia sėkmės procentas, kad moteris liktų viskuo patenkinta, yra labai mažas. Tačiau tai nėra visai tiesa. Apie 80% moterų lieka patenkintos akušerijos paslaugomis, apie 1 iš 5, 20% nusivilia. Dažnai nusivylimas nėra susijęs su fiziniam traumom, su blogom išeitim gimdyvėje ar naujagimiui. Dažnai tai yra tiesiog netinkama komunikacija, netinkamos frazės, galbūt kažkoks veiksmų apribojimas, pavyzdžiui, neleidžiama pasirinkti norimos padėties gimdymo metu, kažkokia priverstinė padėtis ant šono. Ir tai atrodytų smulkmena, tačiau tokia smulkmena lieka kaip traumuojanti atmintis, kaip traumuojanti patirtis. Ir po to kitą kartą pastojanti moteris pasakoja, kad aš dabar labai bijau, nes pirmą kartą man ten liepė atsigulti ant vieno šono ir niekaip kitaip nesiversti, o man viskas skaudėjo, buvo nepatogu, todėl aš dabar paniškai bijau tą patį pakartoti. Paklausus personalo, ar kodėl taip elgiamasi, kas nutiko, dažnai jie nesupranta klausimų. Sako, taigi nieko nebuvo, norėjome tiesiog paprašyti, kad moteris bendradarbiautų, kad išgirstų mus, kad darytų taip, kaip mes norėtumėm ir čia nieko nebuvo asmeniško. Tai todėl egzistuoja tokia, sakykime, supratingumo spraga tarp personalo žodžių, veiksmų ir tarp gimdyvės patirčių. Todėl, čia yra sfera, kurioje dar reikėtų daug darbo ir tiek mums, sveikatos priežiūros specialistam, reikėtų labai pasitempti ir išmokti tinkamai komunikuoti, suprasti gimdyvių poreikius ir pažeidžiamumą. Vėlgi tiek ir gimdyviam galbūt po to reikėtų aptarti tuos įvykius, traumuojančią patirtį ankstyvuoju laikotarpiu, kad po to tai neliktų kaip kažkokios gilios psichologinės traumos. Kita kryptis, kitas kelias tai yra bendrai cezario pjūvis kai kuriuose kultūrose yra suvokiamas kaip, sakykime, pranašesnis, aukštesnio lygio gimdymo būdas, kur nereikia pačiai gimdyti ir tai yra kaip galios ir socialinio statuso ženklas. Deja, toks iškreiptas suvokimas vartotojiškoje visuomenėje egzistuoja ir kartais vėlgi tai gali paskatinti pasirinkimą. Trečia kryptis, trečia kolona, tai yra iš ankstyvos vaikystės ateinančios patirtis, kurių galimai sąmoningai net neatsimenama. Ir kalbant su moterimis, paaiškėja, kad jų mamos turėjo traumuojančias gimdymo patirtis. Sakykime, instrumentinį gimdymą arba gimdė negyvą naujagimį. Ir šios istorijos dažnai nėra pasakojimas tiesiogiai vaikam, tačiau pasakojama kitiem, o vaikai girdi tas istorijas ir jos tiesiog išlieka kažkur giliai atmintyje ir tiesiog suformuoja tokią kaip fobiją, kaip baimę, kad aš nenoriu to patirti, kad teko patirti mano mamai. Ir todėl tokiu atveju, prisimenant savo mamų patirtis, cezario pjūvis atrodo kaip saugesnis variantas. Kokie kiti veiksniai yra susijęs su gimdymo baime? Tai vienas iš jų yra kelintas nėštumas. Pirmąkart nėščios moteris dažniau jaučia gimdymo baimę, pakartotinai šiek tiek rečiau. Ir pakartotinai gimdančių baimė pagrinde priklauso nuo patirties. Kokia buvo patirtis
prieš tai gimdymo metu. Jeigu įvyko instrumentinis gimdymas, jeigu buvo atlikta skubi cezario pjūvio operacija, tikėtina, kad baimė bus didesnė. Na, dar vienas dalykas, moteris, kurios yra atskirtyje, turi mažai palaikymo, pavyzdžiui, tos, kurios gimdo emigracijoje, yra labiau pažeidžiamos ir jos labiau bijo gimdyti. Ir aišku, pagrindinis veiksnys tai yra, jeigu anksčiau jau yra tekę su tuo susidurti, tai greičiausiai kiekvieno ateinančio nėštumo metu bus tas pats ir gimdymo baimė niekur nedings. Gimdymas yra kompleksinis procesas, čia daug veiksnių, daug veiksmų, daug patirčių įvyksta. Todėl, analizuojant, ko konkrečiai bijomasi, dažnai pavyksta išsiaiškinti, pavyksta rasti tas priežastis. Kaip pavyzdys galėtų būti, čia išskyriau kaip nepakankamo dalyvavimo priimant sprendimus gimdymo metu baimė. Paprasčiau tariant, tai yra kontrolės praradimas. Tai yra moteris tiesiog bijo prarasti kontrolę, savo kūno kontrolę, nebesivaldyti, nebesugebėti susitvardyti ir todėl paniškai bijo gimdyti. Kai kurios jau anksčiau turėjo panašią patirtį, pasakojo, kad aš nieko negalėjau sau padaryti, tiesiog šaukiau viso gimdymo metu ir niekas man negalėjo nieko padėti. Tai tiesiog nenoras pakartoti to pačio scenarijaus gali lemti gimdymo baimę. Dažnai tenka girdėti dėl nepakankamo rūpinimosi palikimo vienai baimės. Sako, jeigu aš atvažiuosiu ir pas mane niekas neužeis į gimdyklą ir niekas nepasirūpins, ką aš tada darysiu. Vėlgi logikos čia labai nedaug. Nėra tokių gimdymo stacionarų, kur nebūtų akušerių, nebūtų gydytojų ir kur moteris būtų paliktos vienos gimdyti. Taip nebūna, tačiau, baimė galvoje egzistuoja ir ji atrodo reali, moteris realiai bijo, kad taip gali nutikti. Aišku, dalis bijo skausmo, dalis bijo tarpvietės traumos ir, pagrindinis dalykas, turbūt, kuris yra bendrai gimdymo tikslas tiek gimdyvės, tiek personalo prižiūrinčio gimdymą, tai yra sveikas naujagimis, sveika moteris. Tai vėlgi baimė dėl naujagimių ir savo sveikatos yra labai stipri. Diagnostika. Ar galima objektyviai įvertinti gimdymo baimę? Taip, yra įvairių testų. Vienas dažniausiai vartojamų tai yra tokia Vidžma skalė, švedų mokslininkų ir gydytojo sudarytas klausimynas iš 33 klausimų, kur tiesiog atsakinėjant į kiekvieną klausimą ir skiriant tam tikrą balų skaičių, po to skaičiuojamas bendras rezultatas. Ir peržengta 85 balų suma laikoma kaip stipri baimė gimdyti. Ar yra lietuviškas variantas, neteko girdėti iš pacienčių, kurios yra pildžiusios šį klausimyną, dažniausiai pildo anglų kalba. Pagalbos galimybės, kuo galima padėti moterim. Be abejo, pirmiausiai tai kalbėtis, bendrauti ir bandyti išsiaiškinti priežastis, kodėl ir ko bijau. Tai vėlgi yra tarpdisciplininis požiūris, įvairūs specialistai įsijungia, tiek prižiūrintis gydytojas, tiek akušerė, tiek psichikos sveikatos specialistai gali padėti psichoterapijos seansų metu, kognityvinės elgesio terapijos metu. Taip pat kai kurios fizinės praktikos, kurios padeda geriau užmegzti ryšį su savo kūnu, geriau išmokti jį valdyti, kaip pavyzdžiui joga, gali pagelbėti ir įveikiant gimdymo baimę. Ar gydymas padeda? Didesnę patirtį turi skaupusios Skandinavijos šalis. Švedijoje yra specialios klinikos, į kurias nukreipiamos tokofobiją, gimdymo baimę turinčios moteris. Ir apžvelgiant tų gydymo įstaigų rezultatus, jie yra tokie, kad moteris dažniausiai džiaugiasi patekusios į tokias klinikas, jų baimės paprastai sumažėja, tačiau bendrai šalyje cezario pjūvio operacijų procentas nesumažėja. Taigi, kaip vertinti šią pagalbą, ar kaip pakankamą, ar kaip dar ne iki galo išvystyta, tai klausimas lieka atviras.
Na, Lietuvoje taip pat yra besidominčių šią temą ir vienas Lietuvoje atliktas tyrimas atskleidė, kad apie 50, apie 48% respondenčių turėjo vidutinę gimdymo baimę. Na, tokią jau patologinę baimę, tą jau tikrąją tokofobiją turėjo šiek tiek daugiau negu 1% gimdyvių. Na ir lygiai tą patį tyrimas patvirtino, kad moteris turėjusios kažkokią sunkią pirmojo gimdymo patirtį be abejo vėliau turi didesnę gimdymo baimę. Na ir taipogi buvo nustatytos gimdymo baimės sąsajos su tam tikrais procesais, tokiais kaip pavyzdžiui priešlaikiniu vaisiaus vandenų nutekėjimu, gimdymo veiklos skatinimu bei medikamentinio nuskausminimo metodo naudojimu. Apibendrindamas noriu pasakyti, kad gimdymo baimė tai yra dažnas ir reikšmingas veiksnys nėštumo metu. Jeigu su tuo susidurėte, tai nesate viena tokia pasaulyje ir tikrai yra daugiau moterų patiriančių tą patį. Įprastai sveikatos priežiūros specialistai nėra linkę skirti dėmesio psichoemociniai nešiosios sveikatai ir, na, taip yra įprasta ir labai gerai, labai džiaugiuosi už tuos kolegas ir už tas nėščiąsias, kurios skiria tam dėmesio ir kurios apie tai šneka su savo gydytojais. Ir be abejo, kiekvienos problemos sprendimas prasideda nuo jos įvardinimo ir pripažinimo. Na, o ar tokofobija gydoma chirurgiškai, tai yra atliekant Cezario pjūvio operaciją, tai yra mano kito pranešimo tema, tai yra pranešimo apie Cezario pjūvio operacijos naudą ir rizikas tema. Taigi apie tai išsameu kitame pranešime. Na, palinkėsiu visom aišku sklandaus ir sėkmingo nėštumo, išmokti susigyventi su savo baime arba bandyti ją įveikti. Ir be abejo, nepamiršti skirti reikiamą dėmesį savo psichoemociniai sveikatai. Sėkmės.